Kas eilėje paskutinis pas pilvo chirurgą, medicinos mokslo daktarą Donatą Danį. Labas, Donatai. Sveiki. Tai ar galiu į jūs kreiptis tu šioje laidoje? Jūs man toks esate artimas, nes iš tikrųjų aš pati esu jūsų socialinių tinklų Instagramo sekėja. Aš pati kiekvieną jūsų įrašą peržiūriu ir noriu pasakyti ir galbūt pasidžiaugti visą šitą dabartinę situaciją, kaip lietuviai, gydytojai, daktarai puikiai veda Instagramo paskyras, kaip jie dalinasi savo visą darbo patirtim, darbo kasdienybę, kaip jie dirba, kokia jau yra komanda ir atrodo, kad, nežinau, galbūt apie metus laiko tarp Lietuvos medicinos darbuotojų ir tarp mūsų tų pacientų toks atrodo išnyko tas didelis tarpas. Toks atrodo, jūs tapo tokie artimi ir tokie šalia mūsų pacientų ir tiesiog noriu pagirti, nes puikiai vedat savo paskyrą ir nesustokit to daryti, nes tikrai žmonėms tai reikalinga ir tai naudinga. Galbūt aš tai norėčiau aišku, pasidžiaugti, kad stebi mūsų darbus, bet tikslas yra ne tik, kad pacientai ar pažintų, kas juos gydo, kaip juos gydo, bet ir edukuoti, mokinti. Tikslas, ką mes atliekame, kaip atliekame, kokios gali būti bėdos po operacijų. Žmonės turi tai žinoti. Dažnai tai būdavo tabu, ten prieš 5, gal 10 metų. Dabar tikrai yra socialinė medija tokia lengvai prieinama visiems. Pasaulyje tai nėra kažkokia tai paslaptis. Bet ir Lietuvoje mes jau turim daug gydytojų, kurie savo patirtimi, žiniomis dalinasi informaciją, kiek tam turi laisvo laiko, nes tai mes atliekame ir kiti ir savanoriškai ir tai tikrai yra malonu rodyti savo darbus, džiaugtis sėkmėmis ir aišku, tas tikrai padeda kitiems apsispręsti prie tam tikrų ligų. Ar reikia man gydymo, ar nereikia gydymo. Kitą kartą galbūt ir greitai parašyti žinutę, gydytojas gali atrašyti pakankamai kelių minučių pertraukos metu, bet ta prasme, kad tai tikrai leidžia, kaip ir minėjai, priartėti gydytojai su pacientu. Tai norit pasakyti, kad jūs savo pacientam kartais galite atrašinėti netgi per Instagramo platformą? Taip, ir tą dažnai atliekam. Aišku, pasitaiko atveju, kada pacientai negauna greito atsakymo, nes tikrai darbas mūsų nėra vien tik tai darbo metu neturi laiko paprasčiausiai fiziškai to padaryti. Dažnai tai būna ar vakarais, ar laisvo akimirką, bet taip, jeigu labai tai paprastas atsakymas, nereikalaujantis ilgo paaiškinimo, tai tą visada mes galime trumpai, aiškiai atsakyti ir pacientas gauna greitai tą informaciją ir leidžia susigauti situacijų. Tai mūsų šioje laidoje mes kalbėsime ne tik apie fizinę sveikatą, bet stengsimės paimti temas ir apie mentalinę sveikatą. Tai aš manau, pradėsiu nuo jūsų. Kaip vertinat savo mentalinę sveikatą? Kaip vertinat savo psichologinę, kasdieninę savijautą ir kaip darbe kovojate, gal nereikia sakyti, kad kovojate, bet kaip pereinate per visas tas stresinės situacijas, nes aš net neabejoju, kad jų tikrai būna labai daug. Begalė, kaip ir kiekvienas savo darbe, mes susiduriam su dideliais iššūkiais. Tai tiek gyvybės ir mirties klausimas, tai patys turbūt sunkiausi etapai, kad kartais net ir artimiesiems pranešti apie artimojo mirtį. Tai yra fiziškai tikrai sunku, mentališkai sunku, pasiruošti turi tam su laiku, kiekvienais metais tas ateina tie procesai, kad tą darome kitaip vertindami, tai tą pasiruošimai turi irgi būti labai psichologiškai tvirtai pasirengęs. Ne? Tai tikrai mes irgi žmonės ir gydytojai, kiekvienas gali save pasakyti, kad aš irgi esu žmogus, aš irgi turiu jausmus, aš irgi galiu užjausti, bet profesionalumas turi būti toks, kad mes turim suteikti visą tą informaciją kokybiškai, aiškiai išdėstyti, kaip, kas nutiko ar visa kita bėdos. Aišku, niekas neįsigilina,
kaip tu jautiesi, daktare, kaip jūs jaučiatės, ar jums sunku, ar jūs pavargęs, ar jūs šiandien gerai miegojot. Būna pacientas vienas kitas paklausia, ar tikrai jūs pasiruošęs, ar kitas sako, jūs mane operuojate ne pirmų numerių, tai gal jau pavargęs esate, ar kaip, bet tai yra normalūs klausimai, tai yra tiesiog teisingi klausimai, kur kiekvienas mes rūpinamės savimis, savo sveikata. Tai mes gydytojai irgi nepamirštam to ir laisvalaikiu tikrai bandom atstatyti jėgas, pamiršti darbus, nes kitaip toje rutinoje mes galime užsisukti ir mes galime perdegti. Perdegimo sindromas, ar ne, kada mūsų našumas sumažėja. Tai tikrai tam visada aš į priekį planuojant darbus, žinau, kad tos dienos bus laisvos. Tai reiškia, tai darbas tomis dienomis nevyksta. Tai vyksta atsipalaidavimas, sportas, laisvalaikis. Tos dienos, kada kaip ta baterija mūsų turim pasikrauti vėl, kad mes vėl eitumėm į darbą, vėl norėtumėm dirbti, vėl norėtumėm padėti žmonėms, vėl norėtumėm sunkiai dirbti, nes tas darbas mūsų ne tik yra mentalinis, bet ir fizinis. Tai kaip jūs savo bateriją pakraunate, savo tą mentalinę bateriją pakraunat, nes kaip jūs ir pats sakėte, kiekvienas daktaras yra visų pirma irgi žmogus ir jisai turi problemų ir savo asmeniniam gyvenime, ir vaikai serga, ir pats serga, ir artimieji galbūt ir sunkiom ligom serga, ir kaip viso to iš namų nesinešti į darbą. Aš labai ir tiek ir savo pacientams, gydant tam tikras ligas, bet ir žvelgiant į savo sveikatą, visada pirmas dalykas vertinu miegą. Miego kokybė yra labai svarbu. Trūkstant miegui mes tampame ir irzlus, ir pikti, ir nepailsėję, ir tas labai mūsų sveikatai kenkia. Antras dalykas yra mityba. Jeigu mes ar kažkur išvykstame poilsiauti ir ta mityba šiek tiek tiem visos sveikos mitybos algoritmams nusižengiam, mes turime grįžti vėl į savo ritmą. Tai reiškia, kad tada mes gerai vėl jaučiamės geriau. O išvalyti smegenis visada tam yra sportas. Visą gyvenimą buvau aktyviai sportavau tą mūsų antrą religiją krepšinį, bet dabar tai aišku renkuosi saugesnį sportą, nes kadangi krepšinis kenkia, gali traumuoti mano rankas. Tai automatiškai renkuosi saugesnius, tokius kaip lauko tenisas, sporto salė, ten, kur nereikalauja traumų tikimybė būtent mano darbo įrankiams rankoms, tai yra žymiai mažesnė. Tai ypatingai tą labai atsakingai renkuosi tam, kad ir tiek ir pailsėčiau, bet tam, kad tas poilsis būtų saugus. Aš iš tikrųjų labai dažnai pagalvoju, kas būtų, jeigu aš pati asmeniškai būčiau daktarė, ir kartais pagalvoju, kad jeigu aš būčiau daktarė, tikriausiai man niekada nepavyktų atsiriboti nuo savo pacientų, kad net ir palikus uždarius ligoninės duris, aš nuolat apie juos galvočiau ir tikriausiai tai viena iš priežasčių, kodėl anksčiau, prieš keliolika metų nesirinkau medicinos studijų, dėl to, kad aš super mega esu empatiška ir aš nuolat galvoju apie kitus žmonės, ar skauda, ar blogai jaučiasi, ar kažkokia liga serga. Kaip jums pavyksta uždaryti ligoninės duris ir darbą palikti už tų durų, o ne parsinešti namo? Ir ar tai pavyksta? Labai sunku. Ir kiekvienas mes susidurėme ir asmeniškai aš, tie, kurie tikrai ir daug dirba, ir sunkiausias etapas yra išmokti tą daryti. Telefonas turėtų būti tikrai kuo mažiau naudojamas, nes tai yra, kaip sakiau, ir tos socialinės medijos, žmonės klausia, bet kada. Žinokit, žinučių gaunu šeštadienį vakare, sekmadienį ryte, penktadienį vakare su klausimu, kodėl neatrašote. Tai automatiškai išmokti atsiriboti reikia, nes kitaip tu po to jautiesi, nebegalėsi taip efektyviai padėti tiem kitiem žmonėm. Tai tas palaipsniui išsiugdoma ir į tą, kad atkreipti dėmesį reikia. Tai aš tai visada tikrai stengiuosi daryti pertraukas ir tikrai yra laikas, kada tikrai būna ir daug ir socialinėse medijoje žinučių prisikaupusių. Ir tai yra mano poilsio dienos ir mes visi pilnai suprantam ir tie žmonės po to supranta, jeigu jiem pasakai, kad tiesiog aš tom dienomis nedirbau, tai jie noriai po to toliau mes kimbam į tolesnius darbus ir gydymo procesus, bet tą mes turim išmokti.
tas neatsiranda iš karto savaime ir visa kita. Ta mes turim mokintis kiekvieną dieną ir išmokti su pacientais bendrauti taip, kad tiek jie būtų saugus ir tiek gydytas būtų pailsėjęs. Aš iš tikrųjų kiekvieno daktaro norėjau ir noriu to paklausti, ar jūs jau vaikystėje jautėt, kad štai čia yra jūsų pašaukimas, kad gydyti žmonės, prisidėti prie sveikatos gerinimo, čia yra jūsų gyvenimo pašaukimas? Kai buvau mažas, tai tikrai bijojau gydytojų. Daktarų, kitaip pasakius. Ypatingai, aišku, odontologų, bet šiaip apskritai gydytojų bijojau. Tokio balto chalato, yra žmonės, kurie bijo balto chalato. Jie vengia dėmesio, jie yra visi išraudę, sunerimę, bet palaipsniui mokykloje sekėsi tie biologija, fizika, chemija, tie mokslai ir po to palaipsniui stojant, medicina atsirado pirmoje vietoje. O po to palaipsniui aš jau žinau, ko noriu būti iš medicinos srities jau besirankiant specializuotą kryptį, tai irgi daug dvejonių nebuvo. Tiesiog norėjusi būti pilvo chirurgu ir sprendimų nebuvo, kad tai buvo kažkoks netikėtas ar labai spontaniškai priimtas sprendimas. Tai yra tikrai džiaugiuosi, kur esu ir ką darau ir kaip atėjau į tą kelią savo. Gerai, tai nuo mentalinės sveikatos jau galime pereiti prie fizinės sveikatos, tai kas ir yra jūsų kortelėje, kaip sakant, parašyta, tai jūs esate pilvo chirurgas ir dirbate su nutukimais. Tai kada žmogui reikia žinoti, kad aš jau turiu tą nutukimo laipsnį? Taip. Ir jūs jau iš karto į mane pažiūrėjęs galite pasakyti, kad jūs ne mano pacientas. Kad Ieva nesat mano pacientas ir tą galiu tikrai džiaugtis, nes pacientams sergantiems nutukimu reikia padėti. Nutukimas yra liga, mes dar visuomenėje Lietuvoje vis gal galvojam, kad tai kažkoks tai yra sutrikimas ar negeras kažkoks tai sprendimas pacientų, kurie neturi valios ar kitaip, visi apsileidimas, bet nutukimas yra liga ir daug metų tai jau yra klasifikuojama, bet tai apsprendžia tam tikri kriterijai. Kūno masės indeksas. Kiekvienas mes galim jį pasiskaičiuoti ir žinom, ribos yra 18-25, tai ūgio ir svorio santykis. Nutukimas jau apsprendžiamas nuo 30. Antsvoris yra tarpinė stotelė tarp sveiko žmogaus ir nutukimo, tai yra nuo 25 iki 30. O nuo 30 mes jau dar klasifikuojam smulkiau, ten yra 1, 2, 3 laipsnio, 4 laipsnio nutukimas, bet gydom chirurginiu būdu jau dažniausiai nuo 2 laipsnio, kai mūsų kūno masės indeksas daugiau negu 35. Daugėja visokių pranešimų ir Amerikos ypatingai nutukimo chirurgijos asociacijos, tai kad jau nuo 30 KMI kūno masės indekso mes jau galim taikyti chirurginį gydymą. Kodėl? Nes tai yra efektyviausias gydymo būdas nutukimui suvaldyti. Ir pagrindinis privalumas tai yra ilgalaikis rezultatas. Tai su nutukimu tikrai tenka dirbti daug, džiaugtis tai, kad mes nesidžiaugti gal daug, kad turim daug pacientų, nes kadangi nutukimas tai tikra pandemija viso pasauliniu mastu žvelgiant, ypatingai ten Covidas labai paįtakojo tai, kad mes pradėjom dirbti daugiau nuotoliniu būdu, mažiau judėti ir maistą mes galim gauti į namus labai lengvų būdų. Taip. Keleto paspaudimų telefone mes galim atsisiųsti kokį norim pizzą, burgerį ar visą kitą. Tai jūs norit pasakyti, kad po Covido ir po viso šito žmonių sėdėjimo namuose pas jūs padaugėjo pacientų? Aš galiu pasakyti, kad tiek studijos rodo, tiek dabartiniai rezultatai, tai kad Covidas privertė mus judėti mažiau. Tai automatiškai mūsų sudeginamų kalorijų kiekis per dieną yra žymiai mažesnis, ne? Nes darbas tampa pasiekiamas iš namų ir taip pat ir su mityba. Jeigu mes stengdavomės, būdavom izoliuoti visi, ar ne? Buvo tam tikras laikas, kada mes neturėjom pasirinkimo, tai ar kiti iš namuose būdavo, ar ką, bet tos visos greito maisto
restoranai, parduotuvės ir visa kita, jos tiesiog jų tikrai apyvartos ir pardavimai padidėjo vien dėl to, kad mes tampame tingesni pasigaminti patys namuose. Ir dabar tas įprotis perėjo į normą, ar ne? Ar tikrai dabar jau retas kaip šventė yra pasidaryti pačiam, ne? Nes viską tu gali gauti čia ir dabar. Kodėl aš turiu stengtis gaminti valandą, pusvalandį, jeigu aš galiu tą rezultatą gauti labai greitai. Tai va, tai iš tikrųjų, tai viena iš priežasčių, kas dėl ko didėja, tai aišku, tai yra mažas fizinis aktyvumas ir nesveika mityba. Tai ar žinot, Ieva, kiek Lietuvoje, procentaliai yra žmonių su nutukimu? Nu, apytiksliai. Iki 10%? Ne, daugiau. Daugiau. Kas 5 Lietuvoje turi nutukimą. Tai vat, jeigu vaikštom kur nors prekybos centre, dar paskaičiuokime. Tikrai mes matome virš 30 km tikrai yra didelė dalis žmonių. Bet Lietuvoje tai skaičiai nėra tokie dideli lyginant su Amerika ar su kitomis pasaulio šalimis. Mes nesam lyderiaujantis labai, bet nutukimas yra didelė problema. Tai kas 5, bet tos prognozės nėra į gerėjančią pusę. Tos prognozės yra tai, kad nutukimu sirgs po 10-15 metų ir kas 3. Tas, kas Amerikoje, jau vyksta dabar. Tai dėl to kovai su nutukimu, ypatingai Amerika yra lyderiaujanti šitoje srityje, tai operacijų pasauliniu mastu atliekama labai daug. Dėl to, kad suvaldyti būtent sumažinti kiekį nutukusių žmonių. Gerai, tai trumpai paaiškinkit ir man, ir žiūrovams, kaip chirurginiu būdu yra gydomas nutukimas. Kokie yra variantai? Pradžioje, aišku, susipažįstant su pacientu, mes turim visada įvertinti, ar yra galimybė, ar nėra kažkokių tai situacijų, būklių, gretutinių ligų, kurios neleistų gydyti chirurginiu būdu. Tai reiškia paciento tinkamumas operaciniam gydymui. Jeigu kriterijai atitinka paciento tai, kad mes galim taikyti chirurginį gydymą, po to mes matom, koks yra kūno masės indeksas. Ar ne? 35, 40, 60 būna, tikrai didelių būna su nutukimu kovojančių žmonių. Toliau jo paruošimas būna. Nėra taip, kad mes sakom, kitą savaitę mes jūs operuosim. Paruošimas irgi yra kompleksinis, labai įsijungia ir gydytojas dietologas yra labai svarbus paruošti pacientą, suprasti, kokios yra priežastys nutukimo, nes ne vien yra mityba, ne vien miego kokybė, ne vien fizinis aktyvumas ir darbo aplinka daug įtakoja. O genetiškai mes galime? Genetiškai mes turim didesnį polinkį nutukimą. Taip, jeigu sakot, mano sesuo, mano mama, teta, jeigu pacientas sako, irgi kovoja su šia problema, taip, tai yra didesnė rizika, kad ateityje tas svoris bus didelis. Arba tiesiog įtakoja tai, kad gyvenimo aplinka, jeigu mes šeimoje valgome tą patį maistą ir turim polinkį nutukimą, automatiškai dažniausiai jie visi ir turi didelį svorį. Taip? Bet mes iš savo šeimynos atsinešam gyvenimo būdo supratimą apie gyvenimo būdą. Ar mes atsinešam genetišką jau kažkokį polinkį į nutukimą? Ir genetišką, ir kitas dalykas aplinka daug ką daro. Aš jums galiu pasakyti kaip pavyzdį. Dietologas sudaro mitybos planą, sako, kad reikia taip maitintis. Kaip vyksta realybėje? Grįžta pacientas į namus, šalia šeimos nariai visų KMI apie 40. Jie valgo įprastai savo didesnės porcijas, juda mažai, o jam dietologas ar gydytojas chirurgas pasakęs turi judėti daugiau, valgyti 3 mažesnėmis porcijomis, sveikesnį maistą, automatiškai tą sunku padaryti. Tai dėl to tiek pasaulinėje praktikoje ir pas mus yra psichoterapeutas irgi didelė reikšmė. Jis gilinasi, kokios yra priežastys, kas įtakoja tą. Tai ar darbe yra kolektyvas, kuris skatina tave vartoti nepilnavertiškai apdirbtą maistą, ar ta pati namų aplinka, arba galbūt didelis stresas. Ar ne? Jeigu miegam po 4 valandas, po 5 valandas, esam nepailsėję, pervargę,
yra valgymo sutrikimai, ar ne? Tai yra daug būklių, kas įtakoja tą mūsų didesnį svorį. Ir tikslas iki operacijos įvertinti tai, kokia yra priežastis. Ir jeigu tų visų kompleksinio gydymo, psichoterapeuto, dietologo nepakanka nutukimo suvaldymui, tada jau siunčiamas chirurgo konsultacijai, kad mes jau atliktumėm operaciją. Tai tada mes galim tikėtis gerų rezultatų, kad žmogus supranta, kad viską išbandęs, ar ne, tai ir chirurginis gydymas yra paskutinė stotelė. Tai reiškia, aš negaliu ilgalaikių dietų pagalba pasiekti norimo rezultato, keičiu gyvenimo būdą, bet man nesiseka, operacija priverčia tai padaryti. Negali suvalgyti didelės picos, negali suvalgyti burgerio, kurį labai mėgai. Tiesiog pasikeičia mitybos įpročiai, nes kas atsitinka, sumažėja drastiškai skrandžio tūris, sumažėja apetito noras prisivalgyti. Ir skrentant svorį mes tampam aktyvesni, automatiškai ar artimuosius jisai ragina būti aktyvesniam, judėti, daugiau socializuojasi tie žmonės. Tai daugiau rodo save, daugiau atranda naujų veiklų, kurias tiesiog buvo arba pamiršę, arba tik nežinojo, kad jos tokios gali būti. Tai susijęs su fiziniu aktyvumu. Tai tas pokyčiai tie visi po chirurginio operacijų mes jau vertinam ilgalaikiai perspektyvoje ir dėl to tas gydymas kol kas tai yra būtent efektyviausias, bet svarbiausias dalykas, kad vienu šūviu mes neišnaikiname, bet regresuoja daugelis patologinių būklių, tai gretutinių ligų. Mes sunormalizuodami svorį regresuoja kraujospūdžio padidėjimas, cukrinis diabetas, miego apnėja, kitiem astma. Ta prasme, daug būklių mes išgydome praktiškai su vienu įrankiu ir pacientas po pusmečio gali sakyti, aš šito daktaro maišelio vaistų atsisakiau. Tai čia tokie pokyčiai tikrai yra dideli. Tai taip paprastai sakant, operacijos metu sumažinamas skrandis. Ar ne? Yra. Papasakok. Taip, tiesiog paprastai, kad suprastų visi, terminais medicininiais turbūt ne visiems tai yra suprantama, bet yra kelių tipų operacijos. Šiais laikais paskutinės tendencijos yra kelių tipų. Viena yra skrandžio sumažinimo, tai kurios operacijos metu mes sumažinam drastiškai skrandžio tūrį apie 80%. Wow. Skrandis lieka apie 100-150 ml talpos, ar ne? Tai jeigu puodelį, tai per pusę padalinkim, tai tiek mes galim prisikimšti tą skrandį. Kitos operacijos yra jau dalį žarnyno išjungiančios operacijos, paprastai kalbant. Tai reiškia, mes sumažinam dar labiau skrandžio tūrį iki 50 ml. Tai yra super mažas tūris, ar ne? Ir prijungiam iš plonojo žarnyno, ten, kur pasisavina visas maistingasias medžiagas, iš vidurio vieną žarnos kilpą, ar ne? Ką tai reiškia, mes aplenkiam dalį žarnyno, virškinimo visam procese. Ir taip mes negalim pasisavinti visų maisto medžiagų. Po tų operacijų taip reikia visą gyvenimą vartoti vitaminus, bet jų rezultatai irgi labai yra geri. Tas operacijos, jos yra tokios dvi didelės grupės, tai kaip sakau, yra ta fiziologiškesnė skrandžio mažinimo ir apylankos operacija. Tai jos yra sudaro dabar didelę dalį, apie 90% visų atliekamų operacijų ir jas parenkam pagal kiekvieną pacientą individualiai. Pagal jo visus parametrus, rūgštingumą, pagal skrandžio būklę, pagal gretutinės ligas, pagal visą tai įvertinę, mes galim sakyti, šita operacija yra tinkamesnė negu kita. Nes abiejų operacijų rezultatai ilgalaikiai perspektyvoje yra beveik identiški svorio metimo prasme. Tai su pacientais tada pirmos konsultacijos metu kalbam ir diskutuojam, kas yra geriau. Nes būna jie prisiskaitę, girdėję kaimynė kažkur pasidarė kažką, ar internete tai prašo. Ne, jūs esat individualiai kitoks negu visi kiti. Jums gali tikti vienesnis ar kitas gydymo būdas, bet mes turim diskutuoti, kuris yra geresnis jums. Tai tas individualumas ir yra, kad pritaikytas būtent tam žmogui. O dabar palyginkim, kaip atrodė
nutukimo gydymas prieš 10 metų ar 15 metų ir kaip atrodo būtent šiandien. Tai man atrodo, aš taip jau įsivaizduoju, kad kardinalūs pokyčiai, ar ne, buvo, kaip anksčiau buvo gydoma ir kaip dabar yra gydoma. Taip, Ar ne? aš galiu pasakyti, kad nutukimo gydymas jau apskritai gydoma atliekamos operacijos daugiau negu 50 metų. Taip, seniau būdavo atliekami dideli pjūviai pilvo sienoje. 30 cm siekiantis, įsivaizduojam, mes operuojam didelį žmogų. Tai automatiškai tie pjūviai yra dideli. Norint sumažinti skrandį, tai mes turim drastiškai atlikti didelį pjūvį, didelį operaciją, ilgai trunkantį. Viskas keičiasi ir netgi prieš 10-15 metų vienokia operacija, kuri buvo populiari, šiomis dienomis nebeturi tokio efekto. Inovacijos, naujovės, technologijos leidžia tai, kad viskas keičiasi ir mes atliekame taip pat ir tų pakartotinių operacijų, kurios buvo ar seniau atliktos, kurios jau neveiksmingos ar sukeliančios tam tikrų komplikacijų, bet ir šiais laikais, lyginant 10 metų ir dabar, tikrai pasikeičiusios, kokios yra atliekamos operacijos. Tai jeigu seniau buvo labai populiari ir viena dažniausiai yra žiedo operacija, kada mes tiesiog ties stemple ir skrandžiu toje jungtyje uždedam labai visiems gerai suprantamą žiedą, jį reguliuojam, užspaudžiam, atleidžiam, tai šios operacijos parodė, kad jų rezultatai nėra tokie geri. Geri, tačiau mes turim geresnių operacijų. Tai dėl to tos operacijos populiarumas drastiškai krito, nebesudaro net 1% atliekamų visam pasaulyje, bet dabar mes turim dar svetimkūnį tą dažniausiai šalinti. Tie, kurie turi pacientai tą žiedą, jeigu atsiranda tam tikros būklės, ar kraujavimai, ar peraugimai, ar visa kita, tas žiedas yra planuojamas tada pašalinti. Tai dabar yra šiais laikais tai visos operacijos atliekamos minimaliai invaziniu būdu. Jeigu suprantam, pjūveliai yra apie centimetro dydžio pilvo sienoje, dažniausiai 4, 5, 6 priklauso nuo operacijos tipo, bet tai yra išoriškai pacientas atrodo tikrai kitą dieną arba iškart po operacijos vakare, kad jam nėra atlikta didelė operacija. Nes jis jau tą patį vakarą atsistojo vaikšto. Kitą dieną gali važiuoti namo po tokios didelės operacijos. Išoriškai mes matome nedidelius pleistrus, užklijuotas mažas žaizdeles, nors pokyčiai viduje tai yra tikrai didžiuliai. O dabar palyginkim, kaip atrodo operacijos Lietuvoje ir kaip mes galime gydyti nutukimą Lietuvoje. Ir palyginkim, pavyzdžiui, Ameriką, kur jūs sakėt, kad beproto didelis skaičius žmonių. Taip. Amerikoje tai yra standartas. Jeigu mes turim kūno masės indeksą 40 ir daugiau, tai supraskim, tai yra didelis pacientas. Tai dažniausiai šeimos gydytojai siunčia dėl nutukimo chirurginio gydymo. Lietuvoje dar tokios tendencijos nėra, tų operacijų nėra atliekama taip super daug, bet jų apie 1000 per metus, taip apytiksliai galiu pasakyti, lyginant su Amerika, tai tikrai mes stipriai atsiliekame. Bet Amerikos tendencijos yra tokios, kad tos operacijos, kurios yra viršūnėje, kurios atliekamas dažniausiai rutiniškai, atliekame ir mes. Kas eina naujo link to, tai yra robotinė chirurgija. Kai Amerikoje apie 30% visų operacijų atliekama robotu. Jie turi didesnius, geresnius gydymo kaštus, tai kad jie gali leisti savo neskaičiuoti pinigų, kiek kainuoja ta operacija. Tai rezultatai tiek robotinės chirurgijos, tiek laparoskopinės yra identiški, bet trukmė operacijos yra robotinės chirurgijos yra ilgesnė. Robotui reikia vis tiek, robotą reikia privesti prie paciento, paruošti tinkamai ligonį ir ta operacija užtrunka apie 3-4 valandas, gali būti ilgiau. Dėl to standartas, kol kas pasauliniai praktikoje, kaip ir Lietuvoje, yra ta mažų pjūvių chirurgija, tai yra laparoskopinė chirurgija. Kada mes turim su nutukimu kovojantį pacientą ir kurį mes galime operuoti saugiai ir pakankamai greitai. Nes narkozė, kuo ilgesnė narkozė, tuo aišku didėja ir komplikacijų rizika ir visa kita. Gerai, kokios galimos komplikacijos po tokios operacijos? Taip, komplikacijų rizika kaip ir visur yra ir tai yra normalu, kad ir po nutukimo operacijų būna
rizika ankstyvųjų komplikacijų tokių kaip kraujavimas, ar ne, operuoja jums apendicitą, tarkim, tai automatiškai mes galim tikėtis, kad kažkas nutiks, ar kraujuos, ar dar kažką, tai taip pat ir nutukimo chirurginiam gydyme. Viena iš pagrindinių ankstyvoji pirmą parą gali nutikti kraujavimas. Toliau gali nutikti tai, kad ten, kur mes skrandį pjaunam, kertam, siūnam, gali būti to siūlės nesandarumas, tiesiog iširti siūlę, ar kažkokia tai nutinka uždegiminis procesas. Tas procentas yra dar mažesnis, jeigu mes operuojam su saugiais, patikimais, patikrintais instrumentais, pakankamai brangiais Lietuvoje esant, tai tų komplikacijų rizika yra mažiau negu 1 netgi procentas. Ir kitos komplikacijos jau vėlyvoje perspektyvoje prasideda. Jeigu mes turim kažkokią, gali būti, jeigu atliekame apylankos operaciją, gali būti saugybinė žarnų liga, suaugti žarna su žarna, gali būti vidinė išvarža atsirasti. Taip pat ir, aišku, išoriškai mums gali būti sipuliuoti žaizda, kas tos nedidelės žaizdelės nesukelia didelių diskomforto ar ilgo gydymo kažkokio nereikalauja. Bet komplikacijos tikrai gali būti ir tai nėra taip, kad komplikacijų dažnis yra 0. Ta pacientai irgi turi žinoti ir turi suprasti, kad komplikacijų rizika yra per maža, kokia gali atnešti naudą to operacija. Tai dažnai bijoma arba stereotipas, mitas galvoja, kad labai tai yra pavojingos operacijos. Tai yra didelės operacijos, sudėtingos, bet tai yra ir pakankamai saugios operacijos, ypatingai atliekamos per mažus pjūvelius, bet labai tai yra viduje atliekami didžiuliai pokyčiai. Aš bandau įsivaizduoti, pavyzdžiui, moterį, kuri daugybę metų turėjo nutukimo problemą ir susimažinus skrandį, susitvarkius visus, nežinau, ten apetito problemas ir taip toliau, tavo svoris krenta, tu matai, kad tu pradedi šiek tiek daugiau galbūt, arba net labai stipriai savim pasitikėti. Taip. Tu pradedi galėti jau judėti normaliai, galbūt netgi į sporto klubą tu jau gali ir nori eiti. Aš bandau įsivaizduoti, kaip žmogaus gyvenimas pasikeičia. Pasikeičia labai, jeigu pacientas žiūri į vieną pusę, pasikeičia drastiškai, žiūrėjimas į kitą atsiranda pusė. Kas pasikeičia, tai pirmas faktas ir svarbiausias, tai savijauta. Rezultatai neateina taip, kad per 2-3 savaitės, per porą mėnesių. Rezultatai ateina dažniausiai vertinam po 1 metų. Nes jeigu mes drastiškai numestumėm 40-60 kg, tai būtų jau sveikatai pavojingi skaičiai per tokį trumpą laiką. Bet per metus laiko galima pasiekti tikrai koreguoti svorį iki normalaus, padedant dietologams, padedant tiem patiems pilvo chirurgams. Ir kas pasikeičia? Pasikeičia mityba drastiškai, ar ne, mes nesam alkani, mes nenorim prisikimšti, mes nenorim daug valgyti, bet mes renkamės, ką valgom. Renkamės pirmas dalykas sveikesnį maistą, nes sunkesnis maistas, sunkiai virškinamas, mes netoleruojam. Jeigu mes dietų pagalba sakydavom, kad mes negalim to valgyti, bet mes paragaudavom ar riebesnio, ar aštresnio maisto, bet to mes netoleruojam po tų operacijų. Ir mes ir nesam liūdni po tų operacijų. Ir pirmiesiems pokyčiams pasirodant, ar ne, numetus 20-30 kg, automatiškai padidėja paciento savivertė. Jis švyti. Kai ateina, aš galiu pasakyti, po pusės metų, jeigu aš pamatau pacientą, tai kartais būna, kad tikrai net veido bruožai nepažįsti to žmogaus. Ir sako, daktarai, jūs mane operavote. Aš tikrai negaliu, jeigu parodytų nuotrauką, kaip jis atrodė prieš tai, taip, tą pacientą atsimeni. Bet jis švyti, jis yra laimingas ir tie pokyčiai motyvuoja siekti dar eiti į priekį. Prasideda norisi sportuoti, nes su nutukimu negalima įti į sporto salę. Jeigu mes matom, jeigu vaikštam po sporto klubus, mes galim pasakyti, tikrai nėra daug žmonių su nutukimu, kurie sportuoja. Nes jiem ir nelabai ir galima sportuoti, nes kenkia tiek kelių sąnariam, nugarai. Tai tie pacientai praveria sporto klubo duris, sportuoja, aktyvinasi, kyla karjeros laiptais, jie socializuojasi, tikrai
dažniausiai tai yra pacientės, daugiau yra moterų ryžtasi skrandžio mažinimo operacijom, siunčia nuotraukas pokyčius, jos džiaugiasi, jų neprašant net nuotraukų, jos siunčia, kaip jos atrodė prieš tai ir kaip jos atrodo dabar. Tikrai rezultatai motyvuoja ir netgi pilnas internetas yra, jeigu įvestumėm before, after, ir mes matytumėm, kokie yra neįtikėtini rezultatai. Tai visai yra kitas žmogus, kuris sako, man pirmas dalykas ir sveikata mano žymiai pagerėjo. Ko mes siekime. Ne vien ateina pacientas dėl kaip pasigražinti, ar ne, bet mes labiau žiūrime į sveikatos klausimus. Ar jums pasitaiko savo darbe tokių pacienčių, kur ateina ir jūs matot, kad jinai galbūt neturi dar to nutukimo, kad ir 1 laipsnio, bet yra šiek tiek apkūni ir jinai iš karto ateina ir sako, daktarė, aš tingiu sportuoti, niekaip nesusitvarkau su mityba, psichologinė būklė mano yra bloga, daug turiu stresinių situacijų, negaliu niekaip valdyti savo apetito, reikia man jūsų pagalbos, mažinkit man skrandį ir gelbėkit jūs, nes tik jūs galite man padėti, nes aš pati negaliu savo padėti. Ar būna tokių situacijų, ar būna tokių pacientų, kuriuos jūs galite pasakyti, kad dar aš neoperuosiu tavęs, nes dar stenkis, bandyk pati visą tai susitvarkyti. Ateina pacientės ar pacientai, kurie netelpa į mūsų chirurginio gydymo rėmus. Mes pirminis variantas, tai yra būtent kūno masės indeksas, toks jų nedatempiam iki to reikiamo ir jis nesiekia net 30. Mes turim alternatyvų gydymą. Pradžioje, aišku, įsigilinam, kokia yra priežastis to svorio ar kelių kilogramų antsvoris. Dažniausiai dėl kelių kilogramų ateina, bet neturi valios, neturi pastangų, kaip aš tos kelis kilogramus galiu sunaikinti. Taip. Tai tokiems yra viena iš alternatyvų ir antragastrinis balionas, kurio tikslas yra sumažinti skrandžio tūrį. Jis nėra ilgam pas mus implantuojamas į skrandį, jis implantuojamas 4-5 mėnesiams. Tikslas yra labai paprastas – sumažino skrandžio balionas, įsivaizduojam. Taip, aš įsivaizduoju. Jis ten dažniausiai mes fiziologinių skysčių pripildom, bet būna ir su oro pildomi, endoskopų dedami įvairiai, bet principas yra balionas. Taip, skrandyje, jis sumažino skrandžio tūrį, ką mes padarom, mažesnės mūsų porcijos. Mes greičiau pasisotinam ir tikslas, jeigu dietų pagalba mes galim kiek išlaikyti mėnesį, maksimum kitas 2, bet jie palūžta greitai. Tai su balionu tikslas suformuoti mitybos įpročius per 0,5 metų. Tai yra efektyvesnis gydymas negu dietos, bet tai vėlgi, jeigu nesusiformuos tie mitybos įpročiai, jeigu tai netaps norma, mūsų svoris gali labai lengvai grįžti. Tai viena iš alternatyvų yra dažniausiai nuo 27 kmi taikoma, būtent tas intragastrinis balionas. Po to kiti būdai gydymo yra vaistai. Girdėti gal yra įvairūs pavadinimai vaistų, auksiniai vaistai, kad sumažinti keletą kilogramų, bet jų efektyvumas irgi yra trumpalaikis. Jie mažina apetitą, norą valgyti. Nėra čia jokių balionų viduje, bet jų efektyvumą dažniausiai skiria jos dietologai, bet dėl efektyvumas nėra toks didelis, tačiau dažniausiai atsisako patys pacientai, nes atsiranda šalutiniai reiškiniai. Pykinimas, vėmimas, viduriavimas, tai yra būklės, kada tikrai sako, ne, aš jau daugiau to vaisto nenaudosiu. Tai aišku, daug gydymo būdų, tai mes galim juos pasiūlyti, bet jeigu matom, kad tikrai yra kažkokios tai bėdos, tai mes galim ir siūsti atgal ar pas dietologą, ar pas šeimos gydytoją, jeigu to svorio korekcijos reikia minimaliai. Tada tikrai mes padėti negalim, nes keletą kilogramų koreguoti mes tikrai galim ir patys. Taip. Bet ne didesnius svorius. Chirurginis nutukimo gydymas, ar yra pas mus Lietuvoje valstybės kompensuojama, ar kaip? Taip, yra dalinai kompensuojama, kadangi toms operacijoms atlikti, kaip minėjau, yra sudėtinga
naudojami specialūs instrumentai, įrankiai, kurie tas operacijas padaro tiek saugias, tiek sutrumpina operacijos laiką. Tai tos operacijos yra dalinai kompensuojamos, pacientai turi atitikti tam tikrus kriterijus ir praeiti tą visą tą laukimo eilę, praeiti gydytojų specialistus pagal gretutinės ligas ir tada mes galime juos valstybės dalinai kompensuojamas operacijas atlikti. Tai jų valstybinėse įstaigose tikrai laukiančiųjų yra daug, tai tos eilės irgi priklauso, kiek čia tų daug pacientų. Kartais gali trukti nuo pusės metų, kartais gali būti kitam ir keli metai. Tai va čia tas, tos valstybės kompensuojamos operacijos Lietuvoje dažnėjanti paslauga, kuri galima gauti tiek Klaipėdoje, tiek Kaune, tiek Vilniuje. Kiek laiko trunka tokia operacija? Priklauso nuo operacijos tipo, tačiau dažniausiai atliekama operacija tai yra skrandžio mažinimas, skrandžio rezekcija. Trukmė gali trukti nuo 40 minučių iki valandos. Su visa pilna narkozė tai dažniausiai dar valanda 20, valanda 30, tačiau operacijos yra pakankamai greitos, saugios ir ypatingai, kada mes operuojam didelį žmogų, mums ir svarbu, kad operacijos trukmė būtų kuo trumpesnė. Nes pati narkozė operacija irgi didina ilgiau negu 3 valandas, negu 5 valandas, jau didina komplikacijų riziką. Ar jūs operacinėje būnate su savo pastovia komanda? Ar aš galiu pasakyti, kad jūs, Donatas Dainys, turite savo pastovę komandą, su kuria nuolat ir operuojate? Ar būna, kad keli žmonės ir keičiasi? Retai, bet būna, kad ir keičiasi, tačiau norint pasiekti geresnį rezultatą, visada renkamasi ta pati komanda. Tai turi būti sustyguotas kaip orkestras, dirbti vienu ritmu, žinoti, dažniausiai net be žodžio mes žinom, ką instrumentatorė, slaugytojo padėjėja, kuri net dažniausiai žino, kokį instrumentą naudosiu kito manevro metu ir tau jį paduoda, arba paruošimas vyksta, tas trumpina operacijos laiką. Įsivaizduokit, asistentai irgi, jie žino tavo visus judesius, kokius tu atliksi atliekant tam tikrą operaciją. Ir tas vienos komandos darbas, ir jeigu jisai veikia kaip puikus orkestras, jisai operaciją padaro tikrai saugesnė, laikas yra trumpesnis ir mes per dieną galime ne vieną, ne 2, ne 3 ir daugiau operacijų atlikti, būtent dirbant su ta pačia komanda. Tai tas yra labai labai svarbu. Manau, dažnai būna operacinėje kažkokių stresinių situacijų. Tai kaip jūs operacinėje sprendžiate tas stresinės situacijas, kaip jūs jas sumažinate? Operacinė, jeigu ir matėte, ar socialinėse medijose, tikrai gražu žiūrėti galbūt, kitiems galbūt ar baisu žiūrėti, bet turi būti tvarka. Tai reiškia, kad jeigu mes turėsim kažkokią stresinę situaciją, kraujavimas ar kitą kokią sudėtingą situaciją, mes turim visas kaip orkestras sustoti, klausyti tik tam tikrų patarimų ar nurodymų, ką mes turim atlikti. Tai reiškia, tuo metu yra maksimali koncentracija ir jokios tuo metu ar muzikos negali būti, ar kažkas išeiti iš operacinės, ar pašalinių žmonių tuo metu negali būti. Tuo metu mes turim dirbti kaip viena komanda ir suvaldymas tų stresinių situacijų, tai aišku, yra ir profesionalumo klausimas, ta prasme, kad mes turim tada išspręsti tą greitai ir svarbiausia nepakenkiant pacientui. O tų situacijų tikrai būna, ypatingai atliekant revizinės operacijas, pakartotinės operacijas arba super didelį nutukimą turintiems pacientams. Tai mes įsivaizduokim, turim labai kraštutinės būklės, kada mes neturime ir daug vietos pilvo ertmėje ir turime taisyti jau kažkokius taip suaugimus, pabuvusių operacijų arba nuiminėti žiedą, kaip pavyzdys, tai yra tų situacijų tikrai daug būna. O ką manote apie tai, kas dabar kažkaip Lietuvoje tapo ar tampa populiaru, kad lietuvaičiai važiuoja į Turkiją operuotis, ar dantis gydytis, ar plastinės operacijas darytis, ar jie važiuoja į Turkiją darytis dėl to, kad ten yra pigiau, ar dėl ko? Ar dėl to, kad mažesnės eilės? Turbūt, kokia jūsų nuomonė yra apie tai? Turbūt gydytis
galima visame pasaulyje. Dabar mes kiekvienas savo kūno šeimininkas sprendžiam ten, kur norėtumėme gydytis. Tikrai daug pacientų mes turim, kurie buvo gydyti Turkijoje ir žinom tam tikrus niuansus, bet dažniausiai lietuvaičiai renkasi Turkiją dėl operacijos pigumo. Pigumas, aš galiu pasakyti, kaip Amerikoje gydant pacientus dažnai vietiniai važiuoja į Meksiką, ten irgi yra medicininis turizmas labai populiarus, taip Europoje visi važiuoja į Turkiją, nes ten medicininis turizmas irgi yra labai pigus. Už operacijos kainos slypi ir dar tam tikra paslaptis yra tokia, kad tie instrumentai yra žymiai pigesni. Ką reiškia pigesnė operacija? Tai reiškia, kad kokybiškai, norint atlikti, mes turim naudoti patikrintą techniką, vienkartinę tam pacientui, nedaugkartinio naudojimo. Vadinasi, jeigu mes jums sunaudojam tą rinkinį, mes turim viskas ją tiesiog utilizuoti, išmesti. Tai su Turkija kalbant, taip, yra daug ir sėkmės istorijų, bet mes žinom daug ir nesėkmingų istorijų. Arba ne taip atlikta operacija. Tai tiesiog dažniausiai, dėl ko pacientai renkasi būtent Turkiją, tai yra greita ir pigu. Bet norint kokybiškai, tai tikrai reikėtų pagalvoti, kokį specialistą rinktis, kokią šalį. Tai nebūtinai turi būti Lietuva. Europoje tikrai yra daug kvalifikuotų chirurgų būtent atliekant šias operacijas. Aišku, visur svyruoja tos kainos, bet tikrai patarčiau pacientams rinktis, skaityti apie tą gydymo įstaigą, apie būtent atliekant tą chirurgą, kuris atlieka tas operacijas ir turėti konsultaciją su juo. Nes dažnai girdim, kad netgi ir pacientai neteko net konsultuoti su gydytoju. Tai vadinasi, susipažįsta tik prieš operaciją, o dažniausiai po operacijos jau tenka nebematyti to gydytojo ir visa kita. Tai yra daug niuansų, daug sudedamųjų dalių, kur kiekvieno paciento pasirinkimas yra jo valiai. Tai ačiū Jums labai. Tikrai atsakėte, manau, į beveik visus klausimus, kuriuos aš buvau pasiruošusi, kuriuos aš norėjau, kad man ir žiūrovams atsakytumėte. Bet turiu dar vieną prašymą. Ar galėtumėt mūsų laidos žiūrovams duoti palinkėjimą ar patarimą iš savo profesinės srities? Kadangi esu chirurgas, nutukimo chirurgas, tai tikrai linkėčiau kuo mažiau turėti komplikacijų, kuo mažiau kad nereikėtų praverti chirurgo durų. O kai tenka praverti, tiesiog nebijoti. Mes esam tie žmonės, kurie linkia jums padėti. Tai ir tapti sveikesniais. Tai tą tikrai norėčiau pabrėžti, kad sveikata yra turbūt brangiausias mūsų turtas, į ką mes turėtume ir akcentuoti ir visą gyvenimą puoselėti. Tai ačiū Jums, kad gydote mus, kad gelbstat mus ir kad beprotiškai prisidedate ne tik prie mūsų fizinės sveikatos, bet ir prie mentalinės sveikatos. Ačiū Jums.